Tai Mindaugai, pasikvietėte Emilį Blumą, tai kokia visa ta istorija? Šį kartą, žinok, jau gal net jau tas ne tiek, kiek pasikvietėm, kiek čia toksai bendras gal projektas su Martynu labiau gavosi vėl eilinį kartą, tai kaip ir buvo vėl planas, kad Martynas pragazuos, žinai, kai Žemaitija ten pusę darbo tik taip padaryta, taip kaip ir viskas buvo lyg tai neblogai, bet Martynas sako, kažkaip man viskas aišku. Viskas patiko, kažkaip reiktų tą, žinai, visą biznį, važiuoklės, amortizatoriai truputį vis tiek, kad, kuo daugiau pačiupinėtų greitų driverių, žinai, nes, kaip ir su Egonu viskas aišku, su Martynu viskas aišku, bet, žinai, kai toks liksnioji, kaip jau įprato, vos net čia, žinai, jie viską žino, viską moka ir dėl to greitai važiuoja. Tai labai įdomu bus, nes Blumsas su Mitsu labai greitas, bet jisai nebandęs jokios kitos mašinos kaip Mitsas, ta prasme kvadrinis. Jisai nevažiavęs nei su Rally 2 mašina, ta prasme, ir 5, nei su jokiais proto. Tai bus irgi mums toksai labai įdomu atsakymas, kaip greitas lenktynininkas, sakykime, iš tos tokios kažkokios tai standartinės N grupės plus tos mašinos gali adaptuoti su mūsų mašina. Nes vis tiek, sėdus, pavyzdžiui, ten ir R5, vis tiek, reikalingo visi šneka, kad prisijaukinti ir taip toliau. Tai toksai iššūkis, labai fainai, kad aišku, kad Martynas, kaip bebūtų, pasikvietė Blumsą, nes jie kaip ir Blumsas, už Samsonas Motorsport važiuoja Lietuvoje. Tai tikrai bus toksai atsakymas, ką jisai gali sugeneruoti kokį greitį. Tai faktas, aišku, kai ta mašina turbūt tų reguliavimų čia per daug prisidarėmės, tam kūrybos procese, tai žinai, kai visiems nesakytum vieną poziciją, žinai, pasireguliuok amortizatorius ir važiuok, kad čia, žinai, ratų padėtis tokia, ratų padėtis anokia, stabilizatoriai prieki tokie, gale anokie ir, žinai, kiekvienas driveris faktas, jeigu tu jam pasakai, kad gali rinktis, tai kiekvienas greitas driveris, jisai nori pasidaryti maksimum komforto už vairo, kiek įmanoma. Iš esmės, Emilis yra realiai visiškai tikslinė jūsų auditorija, nes yra greitas vairuotojas, nacionalinė klasė ir turbūt ieško jau atsinaujinimo savo, morališkai senai technikai. Nes mes, niekaip nepakonkuruosim su R5, nes, kas nori nusipirkti R5 ir galvoja važiuoti RC, ar ten VRC, čia tiesiog, bet mes, kaip ir tu sakai, ta auditorija yra mūsų tas, kam biudžetas neleidžia, sakykime, ten R5, bet jisai nori nacionaliniuose čempionatuose turėti panašų greitį, konkuruoti. Tai mūsų mašinos ir yra tikslas sukurti tokią mašiną, padaryti, kad tu nacionaliniuose čempionatuose galėtum konkuruoti su Rally 2 automobiliais. Tai plus, kas kaip visada sakiau, 3 kartus pigesnė mašina ir 3 kartus pigesnis išlaikymas. Tai čia visiškai tu teisus, kad Emilis labai daug, norim jo, kaip sakyti, iš jo ištraukti informacijos, kaip jisai jaučiasi, tai ir tą treneriai žymų į latvišką atsivežė, Uldis Bredis, kur ir seksą užauginęs, ir su mūsų Jurkevičiu nemažai dirba, tikrai žmogus irgi, kai sakau, tas latviškas kauras, žinai, tai irgi smagu, kad bando į tą pusę, patinka, nėra taip, kad visą dieną dirbam ir sakytum, žinai, nebežinom ką padaryti, viskas įdomu tavo su mūsų inžinierium tarėsi, tai smagu, kad žmonėms smagu ir man smagu. Super. O kaip tau pačiam grįžus į šturmano kėdę ir dar savam automobilį? Kaip ten sako, tas toksai yra turbūt pasakymas, kaip ten sako, to meistriškumo, to limonadė nepaskandinsi, bet yra, žinok, po pertraukos vis tiek toksai, ten toksai žiūri, atsirinkti reikia, bet labai greit pagauni, žinai. Faktas smulkmenų matosi jau tokia kažkur tai gal reakcinė, bet vėl, ta sportinė forma, jinai ne tai, kad pabėgus, bet tie bagiai, kaip ir Egidijų užmigdė greičio prasme, taip ir mane gal truputį pamigdė, nes ten stenograma, žinai, kilometras tavo, 300 metrų tavo, o čia, žinai, viskas toks labai ir kartais norisi ten net, žinai, toksai, aš kaip, žinai, mano mašina vėl pažiūrėti, kad tas driveris dada, matosi toksai čiut milisekundės, tas toksai dėmesys nukrypsa ne ten nuo sąsienio, ne ten, kur reikia, bet praeitas ralis, o dabar ir jau jaučiu, kad jau galėčiau turbūt ir su žinai, ar su Egonu važiuoti, ar su Martynu Samsonu galima būtų sustartuoti. Gal gėdos neprisidaryčiau labai. O gal Emilis jau turėjo kažkokių komentarų iš Tai automobilio? žinai, kaip vis tiek čia tas irgi tokia procedūra, Martynas pasikvietė jį kaip ir, žinai, tokia daugiau svečio teisėm, žinai, ta prasme, kaštai tie minimalūs. Faktas ne už dyką, bet ten, sakykime, draudimai kažkokie, mechanikų išlaidos be abejo, ten startiniai, padangos, žinai,
bet realiai jisai nemoka tos pilnos, nu, kaip sakyti, automobilio nuomą, kuris ten kažkur tai vat, norėtum, kad ir ta kažkokia ten pas kažką N5 įsinuomota. Jisai jau, žinai, kai tas lietuviška patarlė, žinai, dovanotam arkliui dantis nežiūri, bet manau, kad čia taip nėra, jisai vienas dalykas labai dėkingas, bet mes jam ir pasakė, žinai, kad irgi mes sako, nenorim, kad tik tai pasivažinėtų. Mums realiai, vat, kadangi tu tikslingas, vat, ir jisai realiai klientas, jisai tikrai nespjauna į tai, vat, žiūri, nes sako, aš R5 turbūt kitais metais norėčiau tik tai pasinuomot, bet kad palaikyt tą greitį, aš turiu kažkokį greitą automobilį kvadrinį vis tiek turėti, kur ta, sakykime, važiuoklė ar ten kinematika, žinai, labai panašiai Rally 2 automobilius. Nu, tai ir mes jam sakom, tu turi, nu, nebijot, kaip sakyt, nebijok apkraut mechanikus. Nori kažką keisti, keičiam, žiūrim, kad tau būtų komfortas. Nu, tai va, artėjom, žinai, labai daug, manau, kad žingsnių per šiandien padarėm, jau Emilis turbūt važiuos, nežinau, kokį 14 važiavimą čia dopo, tai čia drožiam taip jau stipriai. Ir va, vis keičiam. Nėra, kad tik tai važinėjasi, nes faktas čia, žinai, tie du posūkiai nieko tu čia jau neprivažinėsi, tai labai esmė, nu, gerai tam mašinos setupui pakeitimui, nes tie patys posūkiai iš karto tu jauti, žinai, į kurią pusę. Supratau. Ačiū. Nu, pamatysim rytoj, ką mes šiandien pridarėm.